mūsų senbuvius klubo Gemutė ir Roma uždegti mūsų tą stilizuotą aukurą. Štai jums degtukai, padžiovinau truputį ir pabandykit uždegti. Prašom, prašom. Va. Va. Prašom, prašom. Jeigu nori nusilenkti, vadėl gali nusilenkti. Prašom, prašom. Tai visi susės paklausti. Kėdžių galima ten sėsti, galima ten daugiau susėsti, galima čia sėsti. Gali čia sėsti ten. Matė mane. Tai ką, jau uždegtas mūsų aukuras. O gal plojot, kad aukurą uždegi, bet dabar aš kviečiu jūs paploti. Paploti žmonėms, kurie atvažiavo iš Skuodo. Jau iš Salantų buvo toli, o iš Skuodo tai jau čia super. Tai va, tai kadangi aukuras mūsų jau dega, tai tada galbūt pradėsim, kaip ir kiekvienais metais, tradicinę dainą arba tų mūsų tradicinių himnų Rugpjūčio dangum. Aš manau, kad jau virš 10 kartų jį dainavę, giedoja ir panašiai. Manau, kad man truputį pritarsit, jau mintinai tikriausiai visi žinot, o kas nežinot, tai pasiimkit savo kantičkas ar dar kažką tai ir pabandom tą, nors ir prastai, nors ir kažką, bet vis tiek kažkaip tai padainuot. Norite taip, Jurga, padėt man? Ne, mes turim atsistoti. Himną dainuosim. Nu tai giedosim, himnas giedojamas, tai galima atsistoti. O jeigu norite taip padėti, prašau. Gal Algis man padėtų, padėtų. Nu, Algi, ateik padėti. Turi žodžius, taip. Jau saulelė ir rudenį brenda, auksu tviska rugių pradalgiai. Mūsų seka svajinga legenda, kai gimtinę palieka gandrai. Po rugpjūčio dangum atvažiuok su dulom, verski lapą poezijos knygos. Čia po medžiais plačiai pasitiksim dainom ir klausysim bičiulių kūrybos. Laužas liepsno šildys sielą žmogaus, eilės čia šūpės krantais. Draugų būry veidų šypsena plauks, lūpom švelniai eilėraštį žais. Po rugpjūčio dangum atvažiuok su dulom, verski lapą poezijos knygos. Čia po medžiais plačiais pasitiksim dainom ir klausysim bičiulių kūrybos. Drąsiai klajosim eiliuotais keliais, o posmus maitins žodžių pievos. Dzūkai tribūnoje aukštaičius pakeis, cibralių eilės skaitys Liepos. Po rugpjūčio dangum atvažiuok su dulom, verski lapą poezijos knygos. Čia po medžiais plačiais pasitiksim dainom ir klausysim bičiulių kūrybos. Čia po medžiais plačiais pasitiksim dainom ir klausysim bičiulių kūrybos. Ačiū Algiu už kalbą. Nu tai va, sakykime, įžangos visos padarytos. Mūsų židinys liepsnoja. Aš atsimenu, ir dar tikriausiai ne aš vienas atsimenu, kai buvo mūsų šventės prie internato, Paupy, kai buvo vartai padaryti,
ir laužą deginom, tenai malkas dėdavom ir taip toliau, bet tas buvo prie amžinatilsios Irenos Bradaigienės, dabar jos nėra, truputį pasikeitė laikai, truputį pasikeitė tas ir kitas, taip kad mums gal tos trispalvės žvakutės, manau, atstoja tą tokį laužą ar židinį ir panašiai. Tai tada daug netuščia žodžiaujant, gal pradėsim truputį paskaityti, o po to dar ir muzikos paklausysim vienokios, kitokios. Aš gal jau daugiau nedainuosiu, nes paskui gali pradėti juoktis, jeigu Algio nebus šalia. Tai va. Nu tai ką, kaip ten? Kas pirmutiniai atvažiavo, tie gal tegul ir skaito, ar kaip čia dabar daryti? Kaip jums atrodo? Ne? Gerai. Ar visi kartuojame? Nu tai tada kviečia mūsų vienus iš artimiausių draugų. Į tą miestą galima nuvažiuoti ir užsimerkus. Nes iš Marijampolės į tą miestą nėra nei vieno posūkio. Tai yra vienintelis tarpas tarp Lietuvos dviejų rajonų, kur nėra nei vieno posūkio. Iš Marijampolės į Vilkaviškį. Kviečiam vilkaviškiečius, klubas jūs sėkli čia, patys prisistatys, pasipasakos, kaip kas kur ką prie ko. Prašom, čia, manau, gal čia, arba čia, gali vidury, va šitą viduriukai, kad ten žmonių yra, va čia. Ten žmonių yra, kad jie girdėtų. O, per viduriuką. Prašau. Na, Vilkaviškio klubas susikūręs yra labai seniai. Mes jau gyvuojame 32 metus. Mūsų skaičius yra toks svyruojantis. Į poezijos pavasarius susirenkame apie 40 žmonių. Na, o dabar kiekvienas atstovaujame po 10. Todėl ir atvažiavom šiandien 4. Tai po 10 skaitysit? Tai mes skaitysime po tiek, kiek jūs mums leisite. Kiek jūsų sąžinė leisite? Taip. Bet mes pirmiausia norime padėkoti Richardui už pakvietimą į šitą tradicinį renginį. Jis yra pasakęs taip, jeigu aš ir nekviečiu, tai žinokit, kad rugpjūčio 23 apie tą lygiadienį visada vyksta šventė ir jūs turėsit atvažiuoti. Tai mes, aišku, atvažiavome netuščiomis rankomis, bet mūsų kiekviena dovanėlė turi tam tikrą mintį. Tai bet pirmiausia, norime padovanoti mūsų klubų almanachą. Nežinau, neturit, bet jeigu turėsite dar vieną, tai galbūt kam padovanosit. Dar norime padovanoti naują Renaldos knygelę, išleistą visiškai neseniai. Dar norime padovanoti tokį labai gražų lapą, mes jį radome jau nukritusi, dar jisai nespėjo pagelsti, bet jisai reiškia tai, kad metai bėga, laikas bėga, jau mes laukiame rudens, bet su viltimi ateis pavasaris ir bus nauji lapai. Ir vėl važiuosim rudenio pas Richardą. Ir dar norime padovanoti, kas čia yra, kaip jūs manote? Pakabukas raktams. Tai jau čia moteriškiem labai. Aš norėjau sakyti raktam, bet tai kur? Pakabukas raktui, ne bet kokiam, o tam raktui, kuris geba atrakinti žodį. Kad tie žodžiai būtų teisingai suprasti, nes dabar po pasaulį sukiojasi, Armagedonas, negazinsiu labai, jisai labai klaidina žmonės, o pirmiausia klaidina žodžiu. Tai linkiu, kad jūs rašytumėte žodžius, gražius, švelnius ir kad tuos žodžius, kurie kiti žmonės sako, suprastumėte teisingai. Ačiū labai. Ačiū, Jurita, ačiū. Tai galiu tik tai paantrinti, kad jeigu ir manęs nebus, tai manau, kad kiti žmonės kvies prieš paskutinį rugpjūčio šeštadienį, 12 valandą. Čia, kažkur tai Marijampolė visą laiką bus šventė po rugpjūčio dangum. Jeigu 21 buvo, tai dar bus 22. Dar bus 22. Nu, ačiū labai. O dabar aš norėdama pristatyti mūsų seklyčios narius,
Dar noriu pasakyti tokį keturėlį. Čia yra iš mūsų neseniai susikurto seklyčios himno. Kodėl vadinu mūsų seklyčia? Todėl, kad mūsų Vilkaviškio literatų klubas vadinasi seklyčia. O kas tai yra seklyčia? Seklyčia? Tai kur ir geria, nu? Kur per sniegą, per lietų, per sniegą, visos pėdos sušilti subėga. Kvepia žodis prie stalo, lyg duona, o raudona, žalia ir geltona. Noriu pristatyti mūsų klubo narį Bernardą Cicėną, kuris yra tikras šviesos nešėjas. Prašom, Bernardai. Matot, aš sveikinu visus ir džiaugiuosi gerbiamo Ričardo, jo iniciatyvą ir viso kuo. Nes dabar pasaulyje vyrauja du dalykai - kultūra ir antikultūra. Dabar ir skulptūras daro nežinia ką, ir rašo nežinia ką, o jūs nešat kultūrą, tai reiškia nešat šviesą. Tai ką nors parašyti apie rudenį, ne? Nu ką jau noriu, tą jau ir skaitykit, tikrai nenurodinėsiu. Nu, manyt, dar biški vasarą gyvena. Nu, taip. O jurginų žiedai kepures raudonas iškėlė, jūs kaip paprastai sekat laimiai pasakėlė. Kamanė rudenio žinė jums neša ir geriat vandenio skaidrų lašą. Už miško žalio vėjai iškilmę ruošia, margi sparnai drugelio jurgino galvą puošia. Ar keliausi su raudonais žiedais į rudenio šventę, juk ateina į geltonais laukais, kad su džiaugsmu galėtum gyventi, lai gyvena džiaugsmas širdyse. Pradžiai užteks, ne? Ačiū. Ačiū, Bernardai. Noriu pristatyti Renaldą. Neseniai, kaip palyginus neseniai, jinai pasakyti gali pati, kada pradėjo kurti, bet yra labai produktyvi kūrėja ir kuria ne tik tai žodžius, bet ir muziką. Kieno pagalba jinai kuria muziką, nesakysime, bet gimsta labai daug gražių dainų. Prašau, Renalda. Nemanau, kad Renaldą reikia pristatyti. Kas naudojasi Facebook'o ir kitais ryšio kanalais, Renalda tikrai žino, nemanau, kad jį plius dar pas mus N kartų yra buvus, o iš kitų kraštų Lietuvos, jeigu nežinau, tai labai produktyvi kūrėja. Tai aš neprisistatydama ir pradėsiu nuo naujausio kūrinio, kuris šiandien dar bevažiuojant į Marijampolę ir gimė. Nuotaika kvepia vasarą. Vakar dangus turėjo sparnus, rausvus nuo vakaro saulės, nešė kažkur vasaros sapnus virš tyliai užmingančio lauko. O rytą lietus pasibeldė į langą pirštais lašų, gal debesys naktį pavargo, benešdami vasarą mūsų. Kelias lietuje lyg muzika įskėti, ką ir lašai per rankovę, o nuotaika vis dar kvepia vasarą, poezija ir minčių lėkimu į tolį. Už autobuso lango balos tik tviska, artėja Marijampolė, artėju į tikslą, o telefonas jau siunčia žinutę grėsmingą, šiandien rugpjūtis žada pabūti audringas, bet kol dar lietus tik tyliai barbena, kaviniai garuoja rytinė kava. Ant jos baltos putos širdelė gyvena, tarsi sakytų, neskubėk dar vasarą. Ir nesvarbu, kad parkas šiandien poezijos mūsų nebepriglaus, nes susitinkam po rugpjūčio dangum, net jeigu jį kultūros centro stogas uždengs. Tegu už langų vėjas debesį gena, tegu lietaus lašai langais išrašys, kol žmoguje širdis ir muzika gyvena, jokia audra vasaros neišvarys. Nes vasara ne kalendoriaus lapas, ne saulė, ne pieva, ne mėlynas dangus, ji kartais telpa į kavos puodelį, į eilėraštį, į kelią, į mus. Ir noriu pristatyti brandžios kūrybos, brandžią autorę
kuri nepasiduoda laikui, nepasiduoda jokioms aplinkybėms, galima pavadinti ją dvasios kariu Leonarda Gaurilienė. Aš laukiau ilgėjaus gegužių, su kekėm alyvų kvapniom, o jis ėjo, skubėjo, praūžė, nudundėjo griaustinės audrom. Aš laukiau, tikėjaus, kad vasara žalia, ilgai džiaugsiuos ramunėm baltom, ji pamojus praėjo pro šalį, palaikščiu žolynus rasom ir laukiau rudens, aš auksiniu, su kiekim kaštonų delnuos. O jis, kaip išdykęs vaikėzas, išdrabstė dažus virš pušynų ir išnyko tyliuos vakarais. Ir pabėro į plaukus man snaigės, naktį mėnuo įspindo lange sidabru. Tai nejaugi laukimas jau baigės? Ne, aš dar vis gyvenu laukimu. Na ir aš paskaitysiu eilėraštį, bet su užduotimi. Kaip O prizas bus? Be abejo. Tada gerai. Kokia užduotis, jeigu prizos nėra. Kaip sakiau, kad žodis yra labai svarbus. Ir man dabar taip paskutiniu metu atrodo, kad žmogaus laimė gyvena lūpose. Leonardas šiandien man paprieštaravo, sako, ne, širdyje. Bet per lūpas jisai išeina. Ir kada jisai ištartas yra garsiai, kada jisai suvirpina orą, tai ta energija ir sklinda. O tol, kol širdyje uždarytas, tai jisai mažiau galios galbūt turi. Tai aš dabar paskaitysiu eilėraštį. Jūs paklausę atsakysite, kam jisai skirtas. Ir kas atsakys taip, kaip aš galvojau, aš tam padovanosiu šitą knygelę. Na, čia yra su skirtukais, bet jos bus galima išimti. Taigi, aš ilgiuosi tavęs. Jau rimai gyvybę alsuoja, žolinėliais dangus apkabino šventovės vartus ir alyvų ugnis švelniai kalbina bundantį gojų, vyturėlių giesmės klauso upė ir beržas tylus. Aš ilgiuosi tavęs. To, kuris taip mokėjo kalbėti, tarsi saulė tekėtų. Pasitrauktų tamsiausia tamsa, tu tik vienas esi, kuriuo aš galiu patikėti, taip kaip sodas pavasariu tiki. Kaip tiki šviesa, aš geriuosi lietum, stebuklingais žiedais orchidėjų, vakarai su džiaugsmu vaikštau žodžio alėjom, tačiau aš ilgiuosi tavęs. Ir kasdien prie tavęs vis artėju, nors esi taip arti, už kvėpavimą mano arčiau. Ačiū, kad išklausėt. Tai, kaip jums atrodo, kam skirtas tas iš pat kartų neleidot nei kitiems paspėlioti, kas čia pasakė pirmas? Ačiū labai. Nu tai labai gerai, kad ir konkursas, ir prizai, bet Rinalda dar vieną paskaitys. Nu, tai aš paskaitysiu Rugpjūčio sodą. Va, soda, nu, o sobolės? Rugpjūtis vaikšto po sodą, žiedus skaičiuoja tyliai, dar rožė raudono liepsnoja, dar žydi gėlės meiliai. Raganės purpurą barsto, hortenzijos baltai moja, o saulės geltoni skėčiai virš žalio sodelio linguoja. Vištaitė tarp žiedų vaikštinėja, matyt sodininkė tapo. Patikrina vieną, patikrina kitą. Čia viskas gerai ir kapsto.
Obuoliai šakose sunkėja, ruduo jau kažkur netoliese, bet vasara vartų neatveria, dar nori pabūti žieduose, dar žydėk rugpjūčio sode, dar vasaros dainą dainuok, kol saulė žieduose miega, rudeniui vartų neduok. Taip. Leonarda taip pat turi labai daug žodžių ir nori dar paskaityti jums. Man atrodo, kad vėl tavo balsas skambėjo ir laimę dalijo ir atvėrė į dangų žvaigždėtus vartus. Gal ne tu, gal ne tavo tai šie žodžiai širdį gulėjo, gal rugpjūčio dangaus sidabrinis lietus. Juk žinau, kad už langų tad nieks nedainuoja, bet pro ilgesį vėl tavo balsą girdžiu. Spurda lasta krūtinė širdis neramuoja, o rugpjūčio dangoj tiek skambiųjų žvaigždžių. Norėčiau vėl praeiti tą gatvelę, kur tu kadaise gyvenai. Norėčiau rymoti aš ilgai, ilgai, bet ne. Keliai, kurie išskyrė mus, jau niekad mūsų nesuves. Tik seną žaizdą vėl skaudėti pradės. Tegu, vis tiek praeit norėčiau sena tyliąją gatvelę. Tai dar norėčiau iš to žodžio. Prašom, Bernardai, paskaitykite. Tai kad jau gana ir apie meilę, ir apie rudenį, Tai dabar apie mane. apie Ričardą ką nors. Nu, jeigu neilga. Bėgs dienos ir rudenį, dar medžiai žaliuos, kam saulelė būdinį, pasitikti naujos dienos. Miškai uogų pilni, laukos duona nauja širdyje, mes ne vieni, nes meilės daina. Už žaliųjų miškų, už aukštųjų kalnų, svajonė žydi, pabandyk į brolą virtų laimę pavyti. Pasitikit dieną su džiaugsmu ir daina, kam saulelė būdinį, juk širdis ne viena. Ačiū. Meilė visiems. Ačiū čia man radus. Atsiprašiau. Ačiū Vilniškiečiam, ačiū Seklyčiai, ačiū labai. O dabar pristatysiu žmogų, jis už mane truputį vyresnis, bet čia nesvarbu. Bet aš einu jo pėdomis. Jisai groja ir dainuoja Suvalkų klube Ančia ir aš iš paskos tenai. Jis groja ir dainuoja Punsko klube Tėviškės aidai ansamblyje ir aš iš tenai. Jisai vaidina Punsko 3 amžiaus universiteto teatre ir aš iš tenai, iš paskos iš tenai. Tai yra Jonas Nevulis iš Punsko. Thank you.
Tai kai sekantį kartą gros polką, tai jūs galite prisijungti. Taigi, prašau, parkietas yra viskį neslidus, bet ką padarysi. Tai aš manau, kad Jonas, ačiū labai, Jonelė, ačiū labai, vėl suteiksim tau progą pasireikšti, kadangi Jonas jau Suvalkų, sakykime, Lenkijos lietuvių tą pradėjo pasirodymą, tai galbūt, tai pratęskit jūs toliau, čia būtų labai, kaip sakyt, nesimaišytų niekas. Aš čia galiu susimaišyti, galiu jūs nepakviesti niekas, tai žinot, geriau iš karto. Čia Ričardas už tai jau pradėjo, taip, čia Ričardas yra Ančiaus ansamblietis mūsų Suvalkų ansamblio, čia taip. Jau pasigyriau, jau žinau. Nežinau, ar nesiginčysiu, ar Jonas vyresnis, čia darbais vyresnis, ne? O tenai Ričardas sekėjas. Jūs tenai vienmetiniai, sakyčiau. Čia vyriška dovana jums? O, ačiū. Kad gerai, kur... Nežinau. Ne, aš bijau, kad nesudužtų. Kad nesudužtų. Čia tokias, kad paskatinti, kad gerai kūryba sektųsi. Vienu žodžiu, taip, jau mūsų čia pristatinėt, man atrodo, suvalkiečių ir nereikia, mes čia netoliesiai gyvenam, Ričardas pas mus tai dažnas svečias, į repeticijas atvyksta, bet jam, kaip girdėjot, ir Suvalkų neužtenka. Mūsų Jonas taip, jisai pirmiausiai gyveno Seinuose, paskiau ilgą laiką gyveno Suvalkuose, įsitraukė į veiklą ir Suvalkų. O dabar jau keleri metai gyvena Punske ir tenai įsitraukė į veiklą. Ir mane įtraukė. Ir Ričardą įtraukė, bet Suvalkų taip pat neatsisakė. Jisai ir eilėraščius kartais kūrė, ir apsakymus, prozos kokį kūrinėlį parašo, bet šiandien tai bus tik tai muzikantas ir vairuotojas. Mus atvežė čia pas jūs į svečius. O kodėl tik muzikantas? Gal Jonas ką nors papasakos? Ne, sakė, jisai geriau šiandien padros. Nu gerai. Gerai, dovanojam, taip? Čia aš noriu prisigerinti Marijampolei, čia prieš keliarius metus sukūriau apie Marijampolę, eilėraštuką, tai paskaitysiu, dar priminsiu. Kas čia per miestas ta Marijampolė? Lietuvos pietvakarų pačiam pakraštyje garsėja miestas, bemaž kiekvienoje srityje. Tai Marijampolė su taisyklinga lietuvių kalba, jie ne veltui kultūros lopšu vadinama. Prie Šešupės upės vingiuotų vandenų išaugo daug nusipelniusių ir didingų žmonių. Basanavičius, Kudirka čia lankė mokyklą, Marijonai vienuoliai įsteigė ne vieną leidyklą. Miestas savo vardą praradęs buvo. Gerai, kad tie blogi laikai pražuvo. Apie gyvenimą praeityje paminklai byloja. Tegul priešo koja daugiau čia nestoja. Marijampolė tai miestas nuostabus. Žiemą bei vasarą visiems patrauklus. Čia daug gražių parkų žaliuoja, gyventojai pilna krūtinė kvėpuoja. Ačiū. Kvėpuokit. Taip kaip Ričardas, pilna krūtinė kvėpuoja ir kiti Marijampoliečiai. Ir dar... Aš kadangi esu, kaip sakant, neetatinis knygnešys, tai vežu knygas iš Anykščių į Lenkiją. Ir kadangi šį kartą atvyko Genutė, tai jai knyga iš Anykščių perduodama. Per Marijampolę jis... 10 metų jau gabenu knygas iš Anykščių į Lenkiją, o iš Lenkijos gabenu suvalkiečio žurnalus į Anykščius. Tai galiu patikslinti. Jei reikės, tai... Ir Ričardas irgi yra prisidėjęs. Taip, prie tos. Galiu patikslinti. Taip, tu nesi ne knygnešys, knygvežys. Bet dabar tai atnešiau savo atnešiau. Gerai. Dabar dar Genutė Pečiulytė paskaitys savo kūrybos. Jie jau daugelį metų kuria, aš tai tik tai kelerius, sakyčiau, metus. Prašau. Šis eilėraštis parašytas, kaip keliavau pro Lietuvą, važiuodama su autobusu pro langą. Ruduo spalvos jam, ruduo teptuku,
dažo, ieško voverės uodegos, šepečio, lietaus lašais spalvą drekina, atspalvį tą ir gaivina. Žalumos spalvų gama, nuo tamsios kaskart šviesėja, laukas nudažytas įvairia žaluma, rodos švelnus kėlimas yra. Medžio viršūnės raudonuoja, nuo saulės pusės geltonuoja, ruda spalva ramumą duoda, prie rusvos dera ir raudona. Medžių lapų žali atspalviai, pavirsta į kitas tinkamas spalvas, akį džiugina aštri spalva, pagyvina iš naujo rausva. Raudonos spalvos atspalvių prašo, jie išsiskiria, prideda gyvumo, stebėti juos kaip išskirtinius, nepakartojamus tepti dažus. Ačiū labai. Pas mus dar Suvalkuose gyvena Kazimieras Baranauskas, kuris yra išleidęs ne vieną knygą, bet jisai atsisako jau ilgesnių kelionių ir jam sunku atvykti. Bet šiandien aš dar norėčiau vieną eilėraštį paskaityti amžinatilsį Prano Sogulio, kuris beveik prieš savaitę suėjo, kaip metai iškeliavo į Anapilį. Virš 90 metų buvo. 91 baigė metus. Geri linkėjimai iš Anapilio. Linkiu tiems, kas rašo prozą ir eiles, daug įdomių temų ir kūryboje ištvermės. Linkiu visiems norėti knygas skaityti ir turinio knygų vien naudą matyti. Linkiu rašytojams Lietuvoje tik grožį skleisti, o blogi dalykai turėtų iš gimtinės išeiti. Linkiu, kad nebūtų nusivylimo, jokio skausmo, tada būsime visi laimingi ir be aukso. Linkiu, kad lietuviai gerbtų savo kalbą, kad lietuviškai dažnai dainuotų ir kalbėtų maldą. Linkiu, kad lietuviai nebėgtų iš Lietuvos kitur, kad tėvynėje dirbtų ir aukšta kultūra būtų visur. Lenkijos lietuviams linkiu nenutautėti niekada, tegu tarp mūsų čia gyvuoja vienybė ir drąsa. Dieną tegul mus šildo saulė, naktį tešviečia mėnulis, o aš linkiu lietuviams stiprios sveikatos. Ačiū Pranui. Iš aukštybės ačiū Pranui ir ačiū jums, kad kviečiate mus į tokius renginius kaip šis. Apie Praną pasakysiu tai tokį vieną sakinį. Pranas buvo mokytojas, visą gyvenimą labai šviesus žmogus. Jis gimė Lietuvoje prie savo peraugio, bet visą gyvenimą pragyveno Lenkijoje. O lietuvių kalbą išmoko jau tik tai brandžiame amžiuje. Buvo kaip buvo. Išmoko iš žodynų, iš knygų. Antrąjį klasį mokėsi Lietuvoje lietuviškai, o paskiau Viržainio krašte jau Lenkijoje. Tai va, tai labai ačiū Suvalkų kūrėjams. Na, o aš sakiau, kad galiu pamiršti, tai gal tada Marijampoliečia tegul ateina, nes Sietinas, ne, jeigu miršiu iš jūsų. Ausis tolum. Pirmiau Sietinas. Romai, gal prisijungtum? Ar tu prie elektrinų jau? Ganysiu prie elektrinų? Nu, aš galiu pristatyti, tai kaip drąsiausia visą laiką būna pas mus Rita, labiausiai pakalus, tai prašom visi. Ritutė pradeda, o aš pabaigsiu. Vyrai, neatsilikit, atrodys, kad jūs atsilikėt. Prašau, Ritutė. Gerai, sveiki visi, kadangi šiemet kanklių metai, tai aš irgi, aišku, pavėlavusi gerokai parašiau eilėraštį, kuriame bent vieną kartą buvo paminėtos kanklės. O apie ką jisai, tai spręsti patys. Ant seno kelmo Vaidila prisėdo ir paėmė glėbin kankles, užgavo jautrę, skaudžią stygą ir pasigirdo jo daina. Kankliuoja, ašarą nubraukia, tokia graudi žmogaus giesmė, jam liūdesį širdžia spaudžia, negali siela nutylėti, apie tėvynės sunkią lemtį ir brolių pamirštus kapus, sunku jam vienišam gyventi ir būti prisiminimu.
kad protėviai kadais gyveno čia tarp miškų ir ežerų, kad šventą ugnį jie kūreno, ūksmiai tvirčiausių ąžuolų. Seniai nutilo bočių kalbos ir nežvanga tvirti kardai, tik tai stipriųjų medžių šakos mums taria maldą amžinai. Paliks stipri gimtoji žemė, mes neišduosim praeities, kol ąžuolai šventimų šlamą neužgesinkime ugnies. Ačiū. Ačiū, dabar aš vėl įsiterpsiu truputį. Tas eilėraštis tau truputį pavėluotai apie ąžuolus, nes yra knyga išleista Vilkaviškyje apie ąžuolus, ąžuolynus ir taip toliau panašiai. Nu, jis tebūt labai tikės. Nu tai ką, tada Gemutė, prašau. Gema Galinienė. Vėl rugpjūtis. Rugpjūtį. Vėl žvaigždės įjauji. Jų milijonai mirga tavo delnuose. Vis mintimis tarp jų klajoju, o sapnuose skaičiuoju jas. Jei mintys tarp žvaigždžių paklysta, kas kartą jas suras sunkiau. Belieka laukt brėkštančio ryto, žemėlapius sapnų atverst. Kai žvaigždės veržiasi į žemę, jie suturėti jėgų nėra, bet nesuprast, ką jos mums lemia, kokia jų išburta dalia. Ačiū. Nu tai ką, Janina Martinaitinė, prašom. Sveiki, laba diena. Paskaitysiu Rugpjūčio dangus eilėraštį. Atriedėjo grįžro ratai į rugpjūčio žvaigždėtą dangų. Ant sparnų paukščių takas neša vasarą į rudenio glėbį. Rūkas rytmetį ankstų, pridings pievas, šešupė mėlyna, lyg norėdamas įsaugoti prisiminimus jaunystės akimirkas kėlio. Atriedėjo grįžro ratai į rugpjūčio žvaigždėtą dangų. Ant sparnų laiko paukštė, nešitolius mintis ir svajas. Ačiū. Ir jau čia viskas? Tu galiu dar? Tai Vieną trumpuką. greičiai. Pažįstu vasarą. Pažįstu ją, rugpjūčio vasarą, kai naktį žvaigždės krenta į šešupę arba į Orijos ežerą, o baltame lauke ramūnių paklydęs vėjas apie meilę šnabžda. Pažįstu vasarą, jos tylią ramią naktį, kai dienos karščiu tebekilostuoja, pašvaistė danguje žėruoja, o žolėje rasotoje grįžlė grįžliuoja, kad dienos lekia, skuba lyg pašėlę ir niekad nesustoja. Pažįstu vasarą. Na, prie mūsų prisijungia ne tik moterys, kartais prisijungia ir vyrai. Taip kad Rimantą Arčiūną kviečiam drąsiai paskaityti. Kuo garsiau, tuo geriau. Nežinau, ar drąsiai išeis, bet pirmą kartą renginį. Tai labai ačiū pirmiausia Rietai, kad pakvietė. Nu ir aš kviečiau. Ir šitą... Kiekvienas mes turime daug artimų, daug brangių žmonių, bet artimiausias kiekvienam turbūt yra mama. Tad šitą eilėraštį skiriu mamoms ir mamytėms. Nu, labai gaila, kad nėra būsimų mamyčių, kad jaunimas taip kažkur tai nutolės nuo Lietuvos. Taigi, mamytei. Tartum lengvas pavasario rūkas, tartum mėtų kvapne arbata, apsivilkusi lino suknelę, pienių pievų stovėjai basa. Tavo iššiuose plakė širdelį, lyg saulytė, kuriam debesy, lauks pasaulis mažytės gyvybės, mėnų paklą klos jos lopšy. Naujai žvaigždžiai sušvitus padangiai, mūsų žemėje tampa šviesiau, kai lietutis prakliumpa žvaigždelį, džiaugsmo ašaros šildo karščiau. Tau berželiai žemai nusilenkia, tave pievos apglėbia žiedai, pataikoti sustojęs keleivis,
siunčia šypseną savo širdies. Apsivilkusi lino suknelę, tu lyg angelas stovi lankoj, be tavęs nėra džiaugsmo pasauly, be tavęs nėra pasauly vilties. Nu kaip naujokas, gal dar kokį trumpą? Trumpi tik tai. Laukai. Tik laukai taip. Mūsų amžiai. Tėčiai čia kaip raugi. Nu, gal apie jūras apie čia. Savitarpėje. 2 jūros. Kai mėnuo sės aksomo sostą, už žvaigždės švies pat platybių tolumoj, paliesiu beržo skraistę baltą, atversiu jam langinę širdyje. Baltos tylos skaisčiausių kertį, klausysiuos jo liūdnos dainos, aplies širdelę jos saldus nektaras ir meilės jūra subanguos. Tegul lakštingala čiulbės šią meilę, tegul paukštelė išnešios, palies kiekvieno jūs krūtinę ir laimės gėlę dovanos. Tegul lankys kiekvieną karį, ginklą puokštelę pavers, tegul pabūklai virs krekštelį, pievutėm pagirykų buos. Tegul apšvies didžius valdovus, padovanos švelnius jausmus piktiems, vieno nebūsim mes laimingi, jei pykčio jūra tyvuliuos. Taikos tema labai svarbu. Dabar ką, Laurutai Čiteikienė, prašom, jeigu teisingai pasakyti. Stengiuosi. Piktžolė. Garsiau? Oho, Nes man metų daug nelabai. Traukiu. Piktžolė. Grioly senam, kur niekas nieko nebemato, išdygo piktžolė basa. Norėtų pabraidyti rasotą pievą, tačiau suprato, kad basa. Basa, spuoguota, negraži, suknelė vargana tamsi. Kodėlgi negimiau aš Ramune, tokia su nuometu, balta, numojo dieną ir šlenų naktį, ir niekas nieko jai nesakė. O ji tetroško būt gera, Ramunės nuometu verta. Svajojo šokt su vėjų kontrdansą, aplink bijūną, pakalbinti agrastą, tačiau svajonė bliūšk su bliūšku ir vėl pikta šaltam kampe išblyško. Vieną. Mergaitė. Maža mergaitė su didelė širdim. Norėjau būti visatos dalimi. Norėjau džiuginti visus, aplenkdama savus jausmus. Gražiai ji buvo, Dievui tobula, nuo pasaulį svetima. Jautrumas ir švelni kalba, akių kaip ežerų spalva, gaivino dievišką galią. Tačiau pasaulis nesuprato, ne, akių gelmės ir paslapties jos viduje. Tas gylis ne visiems, tik Dievo meilės išrinkties. Linkiu kiekvienam iš jūsų būt apimtam dievišką meilę. Janina Levskienė, mūsų klubo senbuvė, prašo, dirba visokius darbus, labai pasinka žmogus. Kviečiam minutę. Dabar už mūsų sienos, kai žvanga ginklai, mes turim pasirinkti, kam tarnaujam, ar melui, ar prievartai. Ir teko pavasarį vykti į Štutkofą, taip ir gimė eilėraštis. Ar pagalvojame kada, ar įsitrina riba tarp žvėries ir žmogaus. Kai baigėsi meilė, kai šlovinam prievartą, kai siejame nebūtį, kai širdis tuščia,
kai žvelgiam abejingai, kai pasiduodam melui, kai būnam nežmonės. Ir dar vieną norėčiau apie besibaigiančią vasarą. Tai buvo Pavėsininkų kaime, Jūratės sodyboje. Surandu tave ryto proskynos žaliam miške, ežero gilioj versmėj, su nendrių šlamesiu, miegustame sapne lelijos, su džiaugsmo šypsena, bičiulio glėbyje, su brugnienojų ir mėlynių gaivuma, su vasaros kerais ir slėpiningais grožio atlaidais, mūsų širdžių kraičio skrynios. Nu, o apie gamtą, apie skrynes, jausmus ir visą kitą Romai. Romualdas Ivanauskas, mūsų klubo senbuvis, rašantis nuo vaikystės, mano geras draugas, aš jį pažįstu tik 62 metų. Ačiū. Po rugpjūčio dangum. Po rugpjūčio dangum krinta žvaigždės širdin. Po rugpjūčio dangum vėl diena su viltim. Išsisklaidė rūkai virš Šešupės krantų, kur rasotais takais su tavim vėl grandu. Po rugpjūčio dangum debesėliai balti. Po rugpjūčio dangum mano žvilgsnį jauti. Taip seniai nemačiau, negirdėjau tavęs, kad bijau prisiliesti ir vėliai prarast. Po rugpjūčio dangum žaliame šlamesy, po rugpjūčio dangum tu tyra ir šviesi, mano siela prausi, išskalauji baltai, mintį žodžio rūbų aprengi, aptaisai. Po rugpjūčio dangum eilėmis prabylu, po rugpjūčio dangum vėl darbams pakylu, kad pilnatvė rudens po klevų ugnimi pasitikčiau tave naujomis eilėmis. Dar vieną norėčiau prisidėti prie tokios temos apie ąžuolus, tautos simbolis. Jeigu ąžuolynas šiandien prakalbėtų iš žilos senovės savo praeities, apie medžio širdį, plienų pažymėtą ir apie trapumą žemiškos būties. Atstovėję vėjus ir audras nuožmiausias, laiko dangaus skliautą karūna žalia, saulei džiaugsmų odę iškilmingai gaudžia, suteikia pavėsį tiems, kurie šalia. Su žmogum nuo seno ąžuolai draugavo, puošė jų sodybas žaloma švelnia, ten marga gegutė metelius skaičiavo, slėpėsi pavėsį dienos kaitroje, ąžuolas lydėjo nuo vygės lik karsto, užmarštin išėjo ne viena karta. Medis šis galiūnas rytų rasą barsto, tuoj šakose supsis jau diena balta. Ąžuolų vainikais didvyrius pagerbiam, tuos, kurie aukojas vardan Lietuvos. Neužmirškit žmonės, medis šitas šventas, simbolis garbingas mūsų Lietuvos. Ačiū Romualdai, aš truputį ąžuolų temą truputį pratęsiu ir gana dažnai rašau eilėraščius į temą. Nu ir dabar labai trumpai pasakysiu, stengsiuosi, nes laikas tai bėga. Šalia Vilkaviškio tai yra toks Šukių kaimas ir ten ąžuolynas yra. Ąžuolai va tokie, nu ne visi kaip šitas stalas, bet šit netokie. Susigalvojo vyriausioji urėdija Vilniui tuos ąžuolus iškirsti. Buvom tam ąžuolyne, ir Romas buvo, ir aš buvau. Tai ant ąžuolų raudonos tokios juostelės užpurkštos ant vieno, kito, ant trečio, ant penkto. Tai tipo tuos tik tai palikto, visus kitus iškirsti. Reiškia, brandus medynas ir reikia juos iškirsti. Na, aišku, Šukių žmonės sukilo,
vadovaujami Lekešio, ir tada kovoju, netgi be kovodami sugalvojo, kad reikia išleisti knygelę apie ąžuolus ir šiaip ne taip jiems pavyko apsaugoti tą ąžuolyną. Tai tą progą išleido aš tą knygelę ir kvietė visus parašyti eilėraščių apie tos ąžuolus, nes iš tiesų, kai pasižiūrėjau apie ąžuolus, nors pats rimčiausias medis mūsų kraštuose, tų eilėraščių nedaug. Ir aš visėjausi Bulgarijoje ir man Romas skambina, sako, va tokia proga reikia eilėraščių. Tai ką, nuėjau į pležą, ėmiau ir parašiau tą eilėraštį. Ir buvo tas renginys labai gražus, labai šiltas, labai smagus. Ir aš ten radau 3 ąžuolus iš vieno kamieno išaugusius. Mes tikimės, kad galbūt padarysim raudyklę, nuorodą, kad ten yra ąžuolai trynukai, ne taip kaip šalia Kauno yra 2 medžiai, visai jie negali būti dvynukai, parašyta medžiai dvynai. Ar gali būti šitas ežys su ožiu dvyniai? Nu, aišku, negali būti. O ten pušis ir ąžuolas netoliesi viens kito auga, bet taip susigaudė, kad nesurite, taip pasirodo medžiai dvyniai. Nu ne, ąžuolai tai trynukai čia. Tai dabar mano eilėraštukas į tą temą. Gili ąžuolas ąžuolynas. Gili ruda, mažutė skrybėlėta, regis tik krūmokšnį jai lemta pradėti. Rudenį pilna žemė lyg nusėta, šernams skanumynas gilės čepsėti. Bet giliukis visai kita prigimtis. Ne kiaulę žiemą sočiai pamaitinti, ar voverės drevėje, kur sumaištis, būt apgraužtai ir pavasarį numirti. Gili tai ąžuolo milžino pradžia, suteikianti medžiui pirmąją gyvybę. Taip auga ir veši miškas nejučia, įgaudamas tik ąžuolynų didybę. Uosiai, uosynai, beržynai, alksnynai žali, taip greitai užauga lyg grybai per naktį. O ąžuolo amžių susekt negali, žmogaus gyvenimo negali pakakti. Šviesus atminimams, kūrėjams miškų, jų darbai jau šimtmečiais puošia tėvynę. Ąžuolynai, pasididžiavimas visų, lai auga ir liudija mūsų vienybę. Ačiū. Aš dar pagalvoju, tokia mintis užėjau, noriu dar pasakyti vieną eilėraštį. Trumpą, manau, visi trumpi. Dievas visiems mums turi planą, savąją meilės slėpinį. Ne mes, o jis mus pasirinko ir skyrė darbus tuos, kurie mums tinka. Ir tik nuo mūsų meilės jau priklauso, ar plano šio mes būsime verti. Ar savame kely pajausim žingsnius, žvilgsnius jūs savame kely. Ačiū, čia buvo Marijampolės literatūrų klubas 7. O dabar vėl muzika. O po to ruošiasi kažkas šoka.
baltas sombrero. Ačiū, Jonai, ačiū. Na, o dabar pristatysiu žmogų, iš kurio sužinojau vieną tokį įdomų dalyką. Eilėraščių aš tikrai nemoku mintinai, beveik nieko, iš savo knygos žinau tik tai vieną mintinai, nors vaikystėje, kai mokiausi ir rusų kalbą labai daug studijavau, tai mokėjau eilėraščių, dar vieną moku Puškino ir Lermontovo mokėdavau, dabar neatsimenu, ir mintinai tas mokymasis man pasirodė labai nepatrauklus ir galvoju, kad aš neturiu tam talentų. Kai pas mus buvo klube, reiškia, gydytoja amžinasis, dabar pavardę pamiršau tuoj pat, tai apie 15 minučių mintinai skaitydavo čia eilėraščius. Jau ir sunkiai vaikščiodavo ir panašiai. Ir vieną kartą įskaitė ten dar poezijos parke tokį poemą apie Salomėją, bet ne apie Salomėją Nėrį, o kitą moteriškę draugę iš jų ten kaimo nuo Kazlų. Tai va, taip, kad pasirodo, kaip kas turi atmintį, bet pasirodo, kad tą atmintį galima lavinti ir išmokti daug eilėraščių mintinai. Vienas iki vieno poeto, kitas iki kito poeto. Tai dabar šitą dalyką mums pademonstruos Juozas Kėlius iš Marijampolės, nors gyvena dabar pagrinde Panevėžyje. Mūsų žemietis, prašom jūs. Gal vandens dar? Neatsisakysiu. Aš klausiau jų, kaip tu taip daug atsimeni? Čia yra paprastas dalykas, čia atsimint gali kiekvienas iš mūsų. Čia yra toksai, na, kaip koks, tarkim, meistras kokį daro gerus darbus ir kokius nors padaro visokius, taip ir kiekvienas iš mūsų gali išmokti. Čia yra tiesiog laiko klausimas. Laiko klausimas, kada pamiršti. Matau, čia yra dar viena specifika, kad kai išmoksti tekstą, tai reikia nuolat kartuoti. Nes jeigu nekartuoji, tai jisai pasimiršta. Ir dėl to taip, netgi aktoriai labai pyksta, jeigu jos paskiria vaidmenį vaidinti kartą į mėnesį. Sako, jie pamiršta tekstus, reikia tada papildomai mokytis. Šių metų Birželio 5 dieną sukako 105 metai, kai netoli Žemaičių Kalvarijos Šarnelės kaime gimė poetas Vytautas Mačernis. Poetas išgyveno tik tai 23 metus ir 4 mėnesius. Jisai žuvo 1944 metų spalio 7 dieną rusų tankui iššovus sviedinį ir nuo tos sviedinio skeveldros poetas žuvo. Tuo metu jisai ruošėsi su savo draugais išvykti į vakarus. Per trumpą savo gyvenimą poetas parašė, žinoma, daugiausiai parašė eilėraščių, bet išliko tik tai 211. Bet tie eilėraščiai tokie yra stiprūs, kad jisai pripažintas jauniausių lietuvių poezijos klasikų. 23 metai ir 4 mėnesiai. Tai tokiam amžiui yra labai aukštas įvertinimas. Savo gimimą poetas įvardino viename eilėraštyje. Jis gimė Žemaitijos viduryje, galbūt labiau į šiaurę. Dailė Mūkelį, netoli nuo Varduvos krantų. Birželio pradžioje, bet dieną drėgną, niaurią,
ir rod sekmadienį, pačiu vidudienio laiku, kai buvo motinos kančių pripildęs pilną taurę, po daugel nemigų ir siaubo valandų. Iš vizijų įžanga. Į žemę piktas vakaras atėjo, toks baisiai svetimas ir neramus, o ten už lango blaškosi klajoklis vėjas ir lyg keleivis beldžias į duris. Bet aš vidun jo niekad neįleisiu, duris užversiu dar tampriau, aš pilnas nerimo, kažko pasilgęs baisiai, paskendęs vakaro rimty, mąstau apie šią žemę ir kalbas suartas, ir iš storų senojų pastatytų šiuos namus, ir žmonės, einant iš kartos į kartą, tuos žmonės jaunus, pranašius. Menu jų vasaros auksinį derlių, gegužės mėnesio naktis brandžias, laukus priejus pjūčiai, grūdą berlų ir kuriančių žmonių kančias. Tai matosi šio vakaro šešėliuos, ryškėja mostai ir gale, ir pamažu atgimsta vėliai per mane. Tėviškė. Ramu į tėviškę sugrįžti, keliais, kur veda į namus. Ir čia, kaip žydinčią jaunystę paklaus, kur išblaškys pasaulis mus. Aš nebeklausiu liaunų linų, kas laimę bėgančią pavys. Užteks man vasarą palydint, atmint saulėlydžių ugnis. Nebedainuos dainų lopšinių, toli ten mieganti giria, tik vėjai skalaus krūtinę ir išneš mane iš čia. Nors aš nenoriu melsvų šilkų, nei sesį saulės ant plaukų, bet aš tavęs, o tėviškę, išsiilgau ir tau vienai tikėt galiu. Malda į šventą Kazimierą. O Kazimierai šventasis, kai tauta pavojui bus, ar išvesi kaip anąsyk pergalėm kovų pulkus? Ar tu leisi, kad baltoji mūsų žemės lelija po raudono žirgo kojom būtų amžiams sutrypta? Ja tvirtai laikyk į rankų, dengdamas globos skydu, te praūžė ją aplenkia visos audros iš rytų. Laiškas mirusiam draugui. Po to, kai tu mirėjai, aš neradau pasaulyje nieko, kas nesuteiktų liūdesio gilaus. Šio žemėje tik jaunystė pėdsakų šviesius palieka, širdį iš anksto mirčiai pasmerkto žmogaus. Šiandien, rašydamas tą laišką į anapus, aš nepriminti negaliu, kad šio gyvenimo gražiausią etapą praleidom žemėje kartu. Ir tuo iškyla akyse anas pavasaris prieš tavo mirtį, tas linksmas išdykaujančių draugų būrys, ištroškusių gyventi ir siaust, kažką nepaprasto patirti ir tikinčių, kad jie vieni pasaulį pataisys. Dar kaip šiandien matau susirenkant visus į gražią šventę ir nešant rankose pražydusias laukinių obelų šakas, matau mergaitės nerames, negalinčias be juoko ir dienų gyventi, skrajojančias lengvai kaip vėjas, aukštas ir lieknas. Atsimenu, kaip mes tada pavasario laukais klajojom ir sekėm saulės kelią danguje ir upių vandenį.
ir skardžiuose aukštų kalvų sustoję, regėjom, kaip pasaulis dega, bręsta jos ugny. Ir tikėjomės tada į žemės grožį ir į savo galę, jau matėm išsipildant troškimus didžius ir buvome tvirti, kaip ąžuolai žaliam birželį, išdidus kaip parai, užtiesę erdvės sparnus. O, kaip pavydėjai tu man, palikdama šią žemę, tikėjimą, jaunystę ir audringas svajones, matei mane kaip burtininką iš gyvenimo šaltinio semiant naujus turtus ir brangenybės vis naujas. Ir tu prašai manęs pranešti, ką naujo, tau mirus aš ant žemės surasiu. Todėl šiandien, kai paskutinį kartą patarnauju, aš negaliu nuslėpti tiesos ir drebančių balsų turiu prisipažinti, kad nieko negaliu pranešti. Nes žemėje kas didinga, tai jaunystė mumyse. Jei nori, galime kartu akis į praeitį atgręžti ir paskutinį kartą pamatyti ją važiuojant saulės vežime. Todėl šiandien, rašydamas tau laišką į anapus, kaip dar anuomet pažadėjau tau, užtikrinu, jeigu ką nors išreiškia šie žodžiai trapūs. Pasaulį, ko nebūtum radęs tu, aš neradau. Netimk Dieve iš manęs klydimų teisės. Šį eilėraštį aš prisimenu visada, kai perskaitau ar išgirstu, kai Salomėja nėrės čaižoma botagais dėl savo padarytos klaidos. Netimk Dieve iš manęs klydimų teisės. Noriu pats surasti tavo kelią. Lyg tavęs gal taip ir niekad neteisiu, bet aš noriu pats patirti, kaip gelia klaidoje širdis. Aš baisiai noriu nusidėti ir palikti tuščią tavo rojų. Tik patyręs nupuolimų vargą kietą, vėliai imsiu sekti patarimų tavojų. Kai sugrįšiu pas tave, koks džiaugsmas didis tėviškame tavo veide suspindės. Ir tu sušuksi, grįžo štai sūnus paklydęs. Ir ilgai saldžiai priglausi mane prie širdies. Bet dabar duok man mano dalę, laisvės turtą. Aš pats bandysiu savo laimę kurti. Vidunaktį dažnai aš pabundu, kada keistai visuos namuos kylu. Ir aš nebežinau, kas daro su manim. Bet man kaskart sunkiau tokiom naktim išspręst gyvybės ir mirties lygtis su begalė nežinomųjų. Veltui aš laukiu. Niekas man neatsakys, atėjęs iš erdvių giliųjų. Kodėl čia taip yra? Kodėlgi aš esu didžiausia paslaptis visatos slėpinių? Mes nežinome kam, bet gyventi, kurti ir juoktis pasaulyje puiku. Nes ir tai, ką mes esam iškentę, vienąsyk prasiveržia džiaugsmu. Mes nežinom kodėl, bet darbuotis per 6 įtempimo dienas tenka mums. Ir tada vainikuoti galim švęsti šventes prabanges. Mes nežinome kaip, kuo būdu, bet vien ieškantį glosto meiliai tarp ilgų abejonės naktų purpuriniai tiesos spinduliai ir pro ašarų tyrus lašus šviečia aukštas ramybės dangus.
nubudimas. Kiekvieną rytą mano nubudimas gražus kaip pasaka. Ir aš nebegaliu žinoti, iš kur dangų šviesos siekimas, iš kur tiek saulei aukso spindulių. Šiąnakt sapne kažką regėjau mielo, dabar diena gražiai kaip sapnas išsiskleis ir mano ilgą rūšią metų gėlą apkeis džiaugsmingos saulės spinduliais. Visi pasaulyje nori būti mylimi. Visi praeina žemę, alkdami šviesos ir perdegę troškimų ugnimi ir nenumaldę sielos alkanos. Aš pažinau karalių tavyje. Aš pažinau karalių tavyje iš žingsnių aido ir iš akių blizgėjimo aštraus, nors kartais jos iš tavo liūdno ir pailgo veido man švietė giedrumu audros nuskaidrintų dangaus. Kiekvienas savo žodis, išdidus, bet mielas, kiekvienas savo mostas, laisvas ir platus, kalbėjo apie didžią gražią sielą, praaugusią lyg aukštas medis girioje visus medžius. Nes tu sakei, per žemę mes praeinam kiekvienas į, tai būkime tvirti, kieno gyvenimas bus panašus į sodrią dainą, tas nesutirps mirtį. Todėl, nors neturėjai tų namų, kai saulė leidos, nei sosto, nei tarnų karališkam dvare, iš tavo liūdno ir pailgo veido aš pažinau karalių tavyje. Aš laimingas esu. Laimingesnio pasaulyje nėra. Netikėkite mano skausmu. Aš laimingas esu. Tarp nakties valandų, svaigulingos kančios ugnyje, aš laimingas esu. Laimingesnio pasaulyje nėra. Ačiū uždėmesį. Bet čia taip bet. Sutikit. Ir ne visi kūriniai, kuriuos jis skaito, ne visi rimuojasi taip jau sklandžiai, kad labai lengva būtų atsiminti. Aš žaviuosi Juozo atmintimi. Na, ką dabar ten būna Gineso rekordų knyga, ten pasauliniai rekordai, Lietuvos rekordai, o mūsų 7 rekordas, tai žinot, kas yra? Didžiausias atstumas. Tai yra Skuodo literatų klubas Nojus. Prašom jūs. Žemaičių laukiam. Ne, mes anau didelę saugojam, parodyk teik moteris čia daugom, paskiau nebeparsivešė. Negalomis apsirodyti. Kas pamatys, o šią piešą nerodom su. Liova dekoracijas, viskas kartu. Ačiū. Čia kai atverta. Ačiū labai. Irgi numerti nereikia. Nu, aš ir Gelevičius, tai žinau, kad nereikia. Nu, dabar jau, ar ne? Jau. Taigi, Dalia. Labą dieną visiems. Kadangi ir griežta uždraust, čia atvažiavus rūkutės lietuvių bendrinį kalbą. Sako, ta kamera atvažiavot, jeigu nesirūkuojat savo kalbą. Tai mes rūkuojamės tik savo kalbą, bet kadangi daug metų bendraujam, iš akių matom, kad puikiausiai mums suprantam. Nes
kas ir supratim garantijai. Nors suprasti. Jeigu žmogaus nenori suprasti, gali rūkautis, kokį nori kalbą. Mums nori nesuprasti. Teisingas sakau. O jeigu kas žemaitiškai nesuprast, mes turim vertėją Jovitą ir jį mums viską perteiks. Teisinga, jo dar ir vertėjai turim. Jeigu važiuoju į tokį kėlį, negali atvažiuoti tuščiom ronkom, tas ronkas iki šiandien susikeišis. Mes irgi atvežėm maišėlį tokį, bet čia buvau prieš to, sak, čia vyriška dovana, ką geriau rašytomis. Ir jau norėjai traukti pavyzdyti, netrauksa. O aš pasakysiu, kas čia į ką visi žinotų. Ta terba į pilną piragų, piragai į cielį 3. Jeigu nepasakysiu, daus senam un suvalkėts, nedaus ne vienam. O dabar, kai žinosi, kas čia ir, jie nedaus patys galės paprašyti. Ačiū labai, oho, 3 piragai. Tai čia man, dar kartą man ir kam dar? Man. Nu, ar aš nesakiau? Savim marškinė džiaugūno kaip ir savas piragas. Didelė malonė, kad už kartą buvom įvesti, kaip aš sakau, į kontekstą. Čia tiek daug aplinkaužaus. Va, žinot, kam aug Europos smėlis aužaus. Aš žinot, kam. Tai va, mes atvažiavom iš Šekuolytės visokie, čia užauliuką, čia toks kapstals, o mes turim Europos smėlį, va. Į niek mums nepapūsė dabar. Gaus klausytės mūsų žemaitiškas kalbos. Už to būstinų balsą. Dabar galvoju, nu ko čia reiktum pradėti. Pradėkim, sakė, iš didelę toliai. Skauci toliai, bet Amerika toliau. Ir mes pradėsim nuo autorės Katra, teik pat kiek tikrą lietuvį, teik pat kiek tikrą žemaitį ir tikrą amerikietį. Nes Ana Torvalo įstatymą dalinti savo gyvenimą par pos metų turi gyventi Lietuvą, pos Amerikos. Tai va. Ir par pos metų, kai parvažiavau į Lietuvą, nereik nišlautis. Aplek visur, kur tik kas kveit, kur tik gal pasirodyti, kur tik gal skaityti. Prašom, Aldona, Anužė. Arba, kaip mes sakom, mūsų Amerikonų. Bet net apie žodį, kur Amerikonų vadinam. Tikra Amerikonų. Sveika, Suvalkijos širdie. Sveiki, brangus marijampuliečiai ir visi čia susirinkusieji po rugpjūčio dangumi. Eilėraštis šilkmedžio spalva. Liūdni siūruoja smeldai, nerimas keroja, išravėtos piktžolės dygsta iš naujo, baidau paukščius, raustančių šermukšnių, spinų saldžias, šilkmedžio uogas. Ryšų žolelių ryšulėlius, vakaro arbatai. Čia mano šventovė, suvokiama delnais, kurie pailsėti turėtų prie jūros molo, bet mane sugauna atrakcijos triukšmingos. Aš pasiklystu tarp miesto blizgesio, dar nemačiusi banguojančių lygių. Vitrinų stiklai nuskaito mane kaip tuščią praeigą. Gintarinis aidas veikia kaip aštrus veidrodis. Po švarku slepiu jautrią šilkmečio spalvą. Miestas mano tikrojo vykpesio nesupranta. Manęs dabar laukia ramesnis laikas, kur po kojomis dygsta savakiemo žolė. Iš salantų lygumų, per Rietavo šilojų, atvykstant į miestą, kur poezija gyva. Čia triukšmas nutyla, tik garsas pakyla ir virpa dabar mūsų sielos darna.
kartu su mumis iš Žemaitijos krašto, kur gintaras gimsta ir smėlis dainuoja, vežam ošimą Baltijos bangų platų, kur suskrūtinę, lygi čia atkeliauja. Nors jūra toli, jos galybę ir jėgą, įjaudinį žodį, kurį čia paliekam, tegul tas ošimas kelia mūsų sielą ir parko fontanuos srovele nuvilnyja. Štai kernagio suoliukas mums pritarė tyliai ir poezijos parkas jau tiesia rankas. Be savo eiles, lyg žoleles vakare išpilsim, kaip džiaugsmą ant miesto širdies. Nors miestas blizgus, kaip praeivis jūs skaitė, čia parko pavėsį mūsų žodis sušvis ir šilkmedžių spalva, kurią mus aprengė, Marijampolės šviesią šią dieną pajus. Nu va, Aldona didelė pasistengė įtikti Marijampolietėms. Bet vienas dalyks ir stengtis, arba kaip Žemaitė sako, storuotis į tai. Ir kitas dalyks ir Marijampolį turėti širdį vis gyvenimą. Mes turim tokį žmogų. Elenas Janušaitėms čia prabėga patys puikiausiai jaunystės metą. Tai kan sako, aš dabar nieką jau čia nebat pažįstu. Bet meilę nerekat pažįsti. Meilė ir jausmus. Prašom, Elena Janušaitė. Mano eilėraštis dienos spalva. Aš manau, kad diena tada yra graži ir dosni, jeigu į ją įplaukia nuoširdumas. Nebeina išgyventi. Tada paėmė Martin. Pasibaikit tartim, visos paėkit tartimis. Va, prašau, visos tartim. Žalia žolė prie kiemo vartų pašaukt mokėjo švelnumo vardą. Jis tyliai vaikščiojo, glostė man galvą ir buvo aišku, į kokią spalvą diena įbrido. Vyturio sparnas kelią man brėžė per žydrą delną, bet vieną kartą pajusti leido, švelnumo vardą nusinešė žvaigždės. Kai gruodžio naktį į žemę žiūri, jos šviesiai kalba. Kalbėti turi, tačiau švelnumas jau nebevaikšto ir būna labai neaišku, į kokią spalvą diena įbrido. Eikime vieniai prie kiemo vartų, žolę, pašauki švelnumo vardą. Jis kaip kadaise paglostys galvą ir bris dienužiai šviesią spalvą. Ar bris dienužiai į šviesią spalvą? Dėkoju. Mūsų klubs ir ne tik tarptautinis, bet ir tarp rajoninis. Jeigu jūs taip vis galite, čia vat Vilkaviškis, čia iš kitur atvykti, čia dar. Mes tiesiog savo klubį turim žmonių, kad ir gyven kitus rajonus. Ir Mažeikius į Klaipėdą ir va iš Kretingos rajono, kur grina iš Kretingos rajono, nes Aldon gyven, kaip sakiau, pos metų, Ameriko pos metų Kretingos rajonim barė. Adelė Semenavičienė ir keliam iš mūsų rajoną, bet gyven Salantus Kretingos rajone. Kretingos rajone ir literatų klubų, kau daryti. Mes priimam... Įsteigt naujos filialą, paprastas sakymas. Kam steigt filialą? Mes priimam visus, iš visų pasaulio šalių, iš visų rajonų, nepriklausomai nuo to, kam gyven. Jokių filialų nėra. Tu mane priimtumėt? Jeigu tą miestą didelę gerą prašysi ir jeigu atliksi tokius 3 sunkesnius išbandymų darbus, negu kad buvo Eglė Žalčių karalienė, Katrą norėjai žadėti. Tada gal ne.
Ten buvo sunkesnė, ten, aš žinau, kad tam jis primetalo metalinius klumps sunešiuoti, kaip sako, greta pavyktų. Aš žinau, kuo tam jis gyvenimą užsijėmė. Va tai būtum tokie darbą, kur, kaip sako, negelbėtum, nei gyvenimą įpratimą, nei gebėjimą. Jeigu pasiryžęs priema, nes pas mums į daugiau moteriškų yra išmeri beveik visi. A ne ilga netver pas mums, iš karto link susimastyti, bet jeigu vis dėlto pasiryškit, prašom kreiptis. Tai gal geriau čia bus, ilgiau nenumirsi. Prašom, Adelė Semenovičienė, Kilėma iš Kauno rajono, gyvena Solovkuose. Dievas eina per dykumą basomis kojomis. Dievas ėjo per dykumą ir nešėsi raudoną rožę. Nuo rožės biro lapeliai ir virto raudonu magonu. Tai Kristaus kraujo lašai pralieti ant kryžiaus, kad atpirktų žmonių nuodėmes. Kad išvaduotų iš nuodėmių. Žmonės tai žinojo ir sekė jo pėdomis, nes raudonus aguonus liepsnojo puikiausiam spalvom. Vieni žmonės džiaugėsi, kiti verkė, krūpėjo ir kėlė į dangų rankas. Tik mažas berniukas pamatė tai, ko nematė kiti. Berniukas pažino Kristų ir drąsiai sutiko jo žvilgsnį. Paklausė ten vaikštančių Dievo: Dieve, kodėl tu basas atėjai pas žmones? Aš tau atiduosiu savo batus, kad nekaistų tau kojos nuo karšto smėlio. Dievas nusišypsojo, atsiklaupė prieš vaiką, įteikė jam rožę ir tarė: Todėl, karuoli, kad tau reikės tęsti tai, ką pradėjau aš. Aš basas tavo Dievas. Tau reikės nešti taiką pasauliui, kad nežudyti, negriauti, nedeginti ar ardyti, bet gėlėm išpuošti žemę. Štai kodėl aš atėjau basas, nes noriu, kad ir tu pas mane ateitum basas. Ačiū. Dabar jeigu jau aš kovoje skaityti nus visas, ko jūs skaityti, tada aš rame stovėjau, o dabar aš kovose nus vis pasiplaunu. Aš nikumat niek neskaitau savo, bet didelę patink ne savo. Ir dar labiau man patink didelę nerinkti dalyką. Tada aš dabar visiems norėčiau tokį palinkėjimą, nežinau autorystės, bet kažkumat vieną kartą perskaitau ir pagalvojau, nu genialiai pasakyta. Yra žemė ir dangus, yra Dievas ir žmogus, yra saulė ir mėnulis, bet be meilės viskas nulis. Mylėkit, būkit mylėti. Ačiū. Tai buvo Skuodo literatų klubas Nojus. Ačiū labai. Dabar truputį muzikėlės, po to, tie šviesų žmonės, skaitys eilės, šviesų žmonės, kaip tie vadinasi, Lietuvoje šviesų žmonės, iš kur? Elektrėnai. Elektrėnas, prašau, buvo užstrigęs. Thank you.
taip iš balo ir balo. Ir atėjo eilė šviesiesiems žmonėms iš Elektrėnų. Tai šviesos Marijampolė, matau, turi, tai jau smagu. Nereikės. Iš Elektrėnų ateina laidai? Ateina laidai, papildomai iš kišenės netrauksim, nereikia. Ir tiesiog Strėvos klubas sveikina Marijampolės kraštą, kuris šią gražią šventę po rugpjūčio dangum švenčia po apšviestų stogų ir lubom. Labai gražu. Tai ką, džiaugiamės, sveikinam ir be abejo dovanų turim. Apie dovanas, tai gal pasakom kažką? Nebūtinai dovanų, gal geriau daugiau pasakyti. Kaip neturėti tokių dovanų, kurios baisiai reikalingos? Juk pasižiūrėkite, čia turėsite ilgai atsižymėti, kada renginiai, kur jie vyksta, kur jūs vykstat, kas dar naujo klube. Prašom, bus. O jeigu čia gimsta, tai reikia žymėti? Būtinai. O jeigu miršta, tai ne. Čia Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos almanachas, kadangi aš jį atstovauju. Paskaitysite. O šičia Arvydo ir mano knygos. Va, viską išdalinau. Nu, ačiū. Čia labai ačiū. Tai dabar teks skaityti. Tai gal, Onute, ir eilėraštį. Lietuva. Tu Čiurlionio apdainuotas kraštas Baltijos krante. Neperaustum vaivos juostos ties Marijampolė dangaus skliaute. Lietuva, kaip epopėja, Lietuva, tavo vardas glūdi tavyje, būk skambi kaip Salomėja, taiklia kitų poetų eilute. Draugystė, kadangi mes esam visi vienodo mąstymo, visi plunksnos draugai, tai turi iš tikro būti tikri draugai. Todėl aš rašau. Aš myliu tik tai draugystę tyrą, jei nelaimė būti man draugu ir nešaldyk, jei man kūnas tyra. Ir ugnies nekurstyk, jei degu, jei norėsiu gerti, duokit vandens lašą, ežerą jums ryt diena gražins. Tokia, tai žinau, draugystės gražą, kitokios, manau, nei jūs, nei mana širdis nepripažins. Draugas draugą moka juk suprasti, viską duodėm širdim yra. Štai kokia draugystė nuo šiandien tegu plazda, kitokios nebus ir jau gera. Pati artistiškiausia skaitovė poetė. Taip, tai jau prizas kaip ir yra. Ačiū. Taip. Na, o aš trumpą eilėraštuką, ne visai vieną puslapį. Kaip pabėgti iš kambario? Kai nori pabėgti iš kambario ir nerandi niekur kamulio, čiumpi pasitaikusi obuolį ir ieškai tada jau vėrinio, raudonų karoliukų, kaip šermukšnių, ar putinų, ar prinokusių vyšnių. O tada lauki pašvaistės iš kitos pasvietės, suomiškos, švediškos ar norvegiškos, atplukdytos kartu su lašišom, žaliom, sūdytom ar rūkytom, gal net lietuviško alksniu. Nes tas, kuris rūkė žuvį, mėsą ar sūrį, visai netoks buvo ir alkanas, greičiau jau gudrus kaip varnas, stebintis kaip ieškantis ieško kantriai kamulio, kambario raktų ir vėrinio, bet dažniausiai terandantis obuolių. Dar retkarčiais kamulį, krepšinio, tinklinio ar siūlų. Tad kaip tu pabėgsi iš kambario, neradęs karolių vėrinio? Ir labai trumpas haiku. Ko gero, didžioji dauguma žino, kas yra beržinė košė. Beržinė košė. Yra dar jos ragavusių. Išliko gyvi.
Jūs manot, kad tas žmogus be reikalo, o šitas dvi vyšnes turi. Manot, kad be reikalo? Ne. Aš plikas irgi ne be reikalo. Sūnus nuodėmės, o jis yra Vyšniauskas. O tai ir Jonavis. O čia ir Zina. Viskas gražu. Ačiū elektrėniškiams. Jų vadovė Vilija pirštų nekydosi, neišsikydo, sakė, nežinau, kaip ten jie bus. Procedūras daro, bet į galvą vis tiek ten jie skauda ir panašiai. Tai va, jau nedaug kas mūsų liko čia skaityti, nedaugam liko skaityti, nedaugam liko pasireikšti. Tai dabar mūsų kaimynai yra toks klubas Rasos. Tai prašom Kalvarija, o jums galiu pranešti, kad laukia labai didelis vėjas. Ne čia girdėjau. Prašom iš Rasų, kas atvažiavo, visi ateikit drąsiai, kalbėkit, sakykit. Vienaskaita, Ričardai, Rasa, o ne Rasos. Rasa? Vienaskaita, Rasa. Nu tada gerai. Ledų atsivežai? Irgi gerai. Tai va, žiūrėkite, kadangi sklando visokie gandai apie suvalkiečius ir čia žiūriu, kiti įtarė, kad Ričardas pyragais nesidalins. Tai va, ir aš gavau užsakymą iš Metos, kurie tyrinėjo Facebooką ir sako, kodėl suvalkiečiai taip mažai naudojasi Facebooku. Pasirodo, juos gąsdina žodis dalintis. Tada Meta pakeitė tą žodį įbendrinti. Tai va šiandien nuėjau į sodą ir pamačiau, kiek prikritę po audros alyvinių obuolių. Tai žodžiu, prilikau daug ir pareigoju Ričardą dalintis ir treniruotis ant obuolių, kad taip visiems po obuolių. Mokysim Ričardą dalintis. Kas čia keli obuoliai, tai ką čia dalintis? Nu tai tada Ričardai bendrinkė. Šarūnai, aš galiu įsiterpti, aš patvirtinu, kad Ričardas netikras suvalkietis. Jisai visada atvažiuoja į Suvalkus netuščiomis rankomis. Nu, Algį atsivežu. Aš irgi 5%. Algis taip pat yra suvalkietis, abu atvažiuoja netuščiomis rankomis. Netipiški suvalkiečiai. Netipiški, taip. Išimtys. Nu tai ką, aš čia turiu. Obuoliai. Aš užsiemu ūkiniais reikalais. Obuolius reikia. Slepia obuolius. Aš noriu palinkėti, kad tas gyvenimas būtų saldus ir kopinėti tą medų kuo ilgiau. O kaip suprasit, čia jūsų reikalas. Nu iki ryto, jo. Nu, prašau. Nu ačiū labai. Turėsim dabar medaus. Nu, gal dar suriukas atsivežyti? Ne? Nu, tai tiek to. Eiksim maksimą. Nu, ačiū labai už medų, ačiū labai už obuolius, bet svarbiausia tai yra jūsų kūryba. Tai aš gal pradėsiu. Nu, tai jūs ir pradėkit, aš galiu padėti medų. Gali. Ar žinai, kokio dydžio yra Dievas? Tikriausiai jis kaip vandenynas. O tu maža žuvelė jo gilumoje. O gal jis tik maža skruzdėlytė, pasiklydusi tamsiame miške, nerandanti kelių į širdį paskambinti. Ar kalba Dievas žmonių kalba? Ir šaukimės mes jo, tik kai ištinka kokia bėda. Tikriausiai Dievas aklas, kurčias, nebylys. Klijuojame etiketės ant jo pečių, pamiršę, jog viskas priklauso nuo mūsų pačių. Ir vėl mes kalam jį ant pasaulio pamišimo kryžiaus, o jis už mus numirti pasiryžęs. Ar žinai, kokio dydžio yra Dievas? Ar telpa jis tavo viduje? Galbūt bijai, tu įsileisti jį, perkeis, sulopys jis tave. Ar tavo Dievas yra didis, priklauso tik nuo to, iš kaip arti jis žvelgia į tave. Kadangi jau vasara baigėsi, tai dar apie vasarą. Dar nesibaigė. Ne, dar nesibaigė. Parduok man gabalėlį vasaros. Monetą vieną tik turiu, bet vasaros geidžiu. Parduok man saulės užtemimą, kuris rugpjūtį gimė. Ir sako, užtemus saulei, paleist kažką mums reikia.
Nors prisirišęs vienas tik esu prie vasaros dienų, saulėlydžio, šaltos rasos, žvaigždžių lietaus ir raganų nakties, kuri pagundo vis vilios. Sakai, vėl brėkšta šaltas rytas, o paraštėse ruduo jau užrašytas. Manau, kad dar derėsimės, nors gelsta vasaros sukne, apgirsta mintys rytinė migloje, matau aš kojas dar vasas ir vasaros ilgas kasas. Parduok man gabalėlį vasaros, parduok žiogelio tu grojimą, juk žemė šioji šviesos ir meilės simfonijai mes gyvi. Nors vieną monetą tik turiu, aš vasaros džiaugsme, ar vasaros džiaugsme paskęst už ją galiu? Pastebėjau, kad ateina į madą mintinai eilėraščius skaityti, pasirodo taip, kaip ir įrodai, kad turi atmintį gerą. Tai kartą aš su viena tokia ponia diskutavom į gyvenimo prasmę ir apie metaforas ir kažkaip jinai man papasakojo apie metaforą apie gyvenimo autobusą. Kaip prilyginama, kaip mes, kaip ir autobusas važiuoja per gyvenimą, kažkas įlipa, kažkas išlipa, kažkas pasilieka, kažkas ten išlipęs susimiršta. Tai aš taip paskui pagalvojau, labai tokia ir romantikos yra ir taip sueiliavau tokį eilėraštį jau čia senokai. Ir gal vienintelis iš mano sueiliuotų, kurį mintinai įsiminiau pats. Tai gyvenimo autobusas. Riedėjo mano autobusas svajonių ir sapnų keliais. Tiek daug niūrių tuščių stotelių, pralėkdamas prastais keliais. Bet štai saulėtą gražų rytą, išniręs iš tamsos ir rūko, sustojo žydinčiam lauke. Tada tu įsklendėjai kaip fėja, rasa žvilgėjo plaukuose, kvepėjai tarsi orchidėja, artyn viliodama mane. Tu prabilai, užgrojo arfa, spindėjo perlai akyse. Likimas lėmė, mes bejėgiai. Teks lipt manam autobuse. Čia daug romantikos, taip jau daug. Tai ir užteks vieno. Kadangi Ričardas mane išprievartavo, skaityk sako. Nu ne. Ko čia tu esi? Labai romantiškai. Aš prieš tai pasakiau, kur jie Skaitysiu, aišku, ne savo, Dirvutės eilėraštis daug nerašo apie tą temą apie Dievą, tai šis eilėraštis irgi apie Dievo ranką. Pažinimo troškulį malšina, vis šulinio seno susvirčia sena, ten vandenį semia ir verčia vynu, nematoma Dievo ranka. Troboj šimtametį, ant sienų tamsių, paveikslos senuose gyvena, prie stalo ten duona laužo, dalyje nematoma Dievo ranka. Ant kryžkelės kryžiaus, kančioje sukniubęs, lietaus ir vėjo, ašaras šluosto, nematoma Dievo ranka. Tamsoj pasiklydai, šviesos nematai, tau kryptį parodys ir žiburį neš, nematoma Dievo ranka. Viskas? Daug eterio neužimų. Apie ką čia, jau viskas skaitai? Jau viskas, važiuojam. Galiu aš apie vežimą. Nuo mokyklos laikų. Bet nemanau, kad mane turėtumėt labai smerkti. Tas eilėraštis vadinasi Telėga Жизни. Aleksandro Sergejevičiaus Puškino eilėraštis. Keturi posmeliai tik tai. Хоть тяжело, почестное бремя, телега на ходу слегка, ямщик лихой, седое племя, везет, не слезет с облучка. С утра садимся мы в телегу, мы рады голову сломать, и, презирая лень и негу, кричим: «Пошел, кибени мать!»
но в полдень нету что отваги, порастрясло нас, нам страшней, и косогоры, и овраги, кричим полегче, дуралей. Катит по-прежнему телега, под вечер мы привыкли к ней, и дремля едем до ночлега, а время гонит лошадей. Ачу. Пушкиnas visais laikais. Не понимаем, Ричард. Prašau? Не понимаем по-русскому языку. Tai dabar čia mes paieškosim kokį nors jums vertėją. Jo. Vertiką. Dabar lietuviškai papasakok. Vertiką. Lietuviškai aš nemoku, aš tik tai vieną eilėraštį moku. Papasakokit jį. Vieną eilėštį moku mintinai. Neįdomus neklaus. Ką? Neįdomus? Kas neįdomus? Mano eilėštis? Tas žodis. Nesupratau. Čia auto kaip mano autobusas, tik čia senoviškai Čia vežimas, čia apie vežimą. Bet, Richardai, jūs lietuviškai sukurti yra geresni. Nesvarbu, Puškinas yra Puškinas. Tai gerai labai trumpą tada. Ne, nenoriu. Kurį mintinai moku. Susitiko du plepiai. Vienas sako išdidžiai, aš plepu per visą dieną, tarsi pjaučiau lankų šieną. Kitas veikia dar garsiau, aš rekordą pastačiau. Kol plepėjau aš Seime, žiū kadencijai ate. Aš supratau. Vertėjo dabar nereikia. Ne, nereikia. Nu tai prašom Labutytę paskaityti. Taigi buvo Labutytė. Yra, žinau, kad yra, jinai gražiai paskaitys mums. Malonu čia būti, palydėti vasarą. Ir eilėraštį paskaitysiu, gal šiek tiek susieta šiandien diena. Garsiau? Man neramu, bet ne dėl to, kad lyja. Kad diena pilka, vėjas tokia pat. Kai vėl einu į šitą drėgną tylą, aš nebijau pavargti, pasišlapti. Man nebaisu ir purvą bristi. Švarus tik tas, kurio širdį ir sieloje švaru. Bijau aš nesutrukti ar parkristi. Bijau, kad nebebus ką pavadinti savo. Ir dar apie keliavimą. Keliai būties tikrumo atspindys. Kol juos minu, žinau, gyvenimas dar tęsiasi, dar visko bus. Nauja diena pamiršdami gyvenimą. Keliai jau praeiti ir neregėti esate. Išliekat ir gyvenate many. Mane jūs rasite, prarasite, bet patys tolimiausi liksit artimi. Keliai ne tie, kur sugalvoti, be akmenų, duobių, be šilumos, kuriuos vieni kinkyti, o kiti važiuoti, kankina zulina dienelį po dienos. Keliai tikri, kurie dar moka nubausti, pamokyti ir paguosti. Ir tie, kur šviesų žmogų, kaip skaudžią viltį, gali dovanoti. Nu, ačiū labai. Na ir pas mane sąraše dar yra Vitalija Ližaitienė iš Griškabūdžio. Prašom labai. Sveiki, kolegos literatai. Gera su jumis būti ir žvaigždžių akys. Kai dangaus akys nusileidžia ant žemės, žinau, tu sugrįžti. Gervių sparnų štaresiu, liepų lapų šnapštesiu į mano mintis. Vis dar renku praeities lašus į išgalvotos ateities ąsotį. Tiesiog
tiltą. Matau, kaip jo dangaus akys nusileidžia ant žemės. Ženklai. Tamsūs, šviesūs. Atsiprašau. Gal vandens? Gal ne. Ačiū. Šviesūs dangaus žiniukai. Nežinau. Jaučiu, kad pamiršau tekstą, tai geriau paskaitysiu. Apie rudenį. Žiedę pažiūrėjau. Ruduo per dangų. Dar nepurvinas, nedarganotas, dar auksinis. Juk rytais rūkuos, jo mano mintys plaukia. Vakarais paklysta tarp sidabro gėlių. Aš nelaukiu jų, vis tiek atėjau. Klevų lapais rašo man spalvotus laiškus. Nesvarbu, kad skaito juos tik vėjas ir suplėšęs mėtų ant asfaltų. Aš nelaukiau jo, vis tiek atėjau. Tas eilėraštis ženklai buvo skirtas mamai, bet aš turbūt praleidau vieną eilutę, susimaišiau, tai paskaitysiu jį kitą. Gerai. Paskui mes dar ten kaip ką susirašysim. Gimau metus, ten visą kitą. Tai dabar... Čia plojat, kad baigčiau ar kaip čia? Toliau. Ai, toliau? Nu tai toliau, tai pas mane mano sąrašo išmintis jau baigėsi, tai dabar sakykit, ką nepakviečiau, kas neužsirašyt, kaip čia, kas yra, kas dar neskaityt, kas nedainavot, kas. Tai ne jau taip visi? Nu, Algi, nedainavai. Ko tu dabar? Dainavo himną. Himną gieda. Giedojo. Jis giedojo, dabar padainuok, Algi. Nu vieną dainą. Nu tai. Kiek galima? Bravo, kviečiam. Eina. Už langų gruodas ar šarma, kai ateina sielon vienuma, kai širdis nešyla, kai ranka nekyla man, proslūgė tyla grįžta tavo artuma. Tas rankų švelnumas nuo šies ir nuo veido tirpdo vienumos ledus, turėtų lengvumas man gražinės likaidą, tuos jau užmarštin vardus. Savus sunkus skausmą tau nešu, nežinia gal kaltas pats esu, kai jėgų pristinga, kai keliu susninga aš, tave lemtinga tyliai pašaukiu vardu. Tas rankų švelnumas nuo dangaus ir nuo veido tirpdo vienumos ledus, turėtų lengvumas man gražinės lyg aidą, tuos jau užmarštin vardus. Smer ir priekaištauti jai gali, tik neleis paklysti man keli, kai apkas man dienos naktys, mėnesienos, kai aš liksiu vienas bukiai žemėj netoli.
tas rankų švelnumas nuo širdies ir nuo veido tirpdo vienumos ledus, turėtų lengvumas man grąžinęs lik aidą, tuos jau užmarštin vardus. Bravo, bravo. Bravo. Kadangi jau visi atskaitė, vienas net padainavo, tai dabar manau, kad mūsų šventė jau kaip ir į pabaigą eina. Mačiau, atvyko kaip kas, bet nesakysiu kas. Tai dabar tas mūsų žvakeles paprašysiu užpūsti mūsų klubo naujokus. Tai Laura ir Rimanta. Prašau. Užpūskit. Bendrą foto. Ateikit, iš lėto būskit, tik nenusidegykit, nes dabar visi turi nusistatyti fotoaparatus, viską. Taip kaip tortą. Galima spjaut, galima pūsti. Jau galim? Nu, 4, 5, 4, 3, 2, 1, pučia. O, kaip greitai, šaunuoliai. Ačiū. O dabar pagal mūsų reglamentą Jonas groja, o mes visi stojam pačią ant scenos aukščiau, žemiau fotografuojamės. Kai nusifotografuosit, apsilaižykit, galima rankas nusiplauti, va ten nunešim stalus, troškinys tradicinis jau atvyko ir visa kita daugmaž sureguliuota. Taip, kad prašau fotografuotis, o po to maitintis, o po to namo.